Ketvirtadienį Kauno miesto rotušėje vykusios spaudos konferencijos metu pristatyta kelerius metus Lietuvos krepšinio federacijos brandinta krepšinio namų muziejaus idėja ir būsimas pastato projektas. Jau po kiek daugiau nei mėnesio Santakos gatvėje numeriu 11 pažymėtos sklypo vietoje bus įkasta simbolinė išskirtinio interaktyvaus krepšinio muziejaus statybų kapsulė bei pradėtos krepšinio namų statybos. Po spaudos konferencijos mintimis apie projekto svarbą bei kitus ypatumus kalbėjo LKF prezidentas Arvydas Sabonis, Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis bei krepšinio namų projekto architektas Gintautas Natkevičius. Lietuvos krepšinio istorija yra ilga ir didelė, daug gražių pergalių, įspūdingų laimėjimų. Lietuvos istorijoje krepšinis taip pat nepasiniai vieta ir sporto šaka kaip krepšinis yra viena iš, kur turbūt labiausiai vienyje tautą, kaip aš sakau, gali, kaip sakyti, Lietuvą vidurnaktį pakelti iš lovos, tai turbūt tik krepšinis. Tai ta idėja ir kilo, kad krepšinis vertas, kadangi tokių namų, kadangi ateina ir šiemet 25-metis ir Lietuvos 100-metis kitais metais ir už dar 4 metų krepšinio 100-metis, taip kad mes tikimės, kad šie namai bus naujas traukos centras ir jie bus naujo stiliaus tokio, sakysim, ir svarbiausia, kad jie bus edukacinis. Toksai pastatas mūsų jaunai kartai. Lietuvoje turi būti krepšinio namai, o Lietuvoje Kaunas yra pati tinkamiausia vieta krepšiniui. Todėl, kad čia išsivystė tas žaidimas ir negali kiekvienas miestas pajėgti turėti stipriausias komandas. Už tai, kad vyksta čempionatas LKL, bet už tai, kad ir yra tokia krepšinio komanda ir jinai turi būti dideliam mieste, kur miestas palaiko ir galim išvažiuoti į Europą žaisti. Galbūt paties pastato ta idėja šiek tiek varžė, galbūt, kad tai yra senamiestis. Tai iš dalies mes tokiam turim Santaką ir turim taurę vietą tokią, su tam tikrų krūvių istorinių, bet tai varžo šiek tiek estetinius tokius, nei ten labai aukštą pastatą gali pastatyti, nei reiškia taip kaip norėtųsi. Tai mes susikoncentravom į tokį galbūt labai intimę, universalią, kad sukurti erdvę, kad keičiantis poreikiam, tai galėtų būti nuo konferencijų salės iki muziejaus, iki svečių priėmimo, ten kažkokį tai furšetėlis kažkokio renginio ten, tarkim, proga, arba ten išlydint krepšininkus, kad sklype būtų galima įkurti kažkokią galbūt šlovies, net nežinau, kažkokią tai ar alėją, ar kažką tai pastatyti, kažkokias gal skulptūras, ar tai įspaudus atsiminimo. Tai mes tokiai susikoncentravom į tokį galbūt intymios erdvės, intimaus pastato sukūrimą. Pati estetika čia yra galbūt skonio reikalas ir visuomeniai kartais sunku net viską, reiškia, ir išaiškinti, kodėl tu vienaip ar kitaip darai. Bet nuo ryto iki vakaro mes nieko kito nedarom, tik tai bandom laikyti ant pasaulinio tokio architektūros pulso ranką padėję. Ir pabandėm suprojektuoti, kad tai, kai jį pastatys, kad jisai vis dėlto nebūtų pasenęs nei idėjiškai, nei estetiškai, kad tai būtų ilgai grojanti plokštelė.